Klausimas yra apie kelis pažadus, kurie lyg ir bent iš dalies yra sulaužomi. Tai pirmasis klausimas yra dėl dyzelino akcizo. Kodėl žadėtas stabdymas didinimo vis dėlto virto į didinimą 6,5%. Matant Lenkijos biudžeto projektą, kuriame nėra numatytas toks didinimas, tai iš esmės iškreipia ir toliau iškreipia tą konkurencingumą tarp mūsų vežėjų arba apskritai. Nesustos pas mus užsipilti kuro, jeigu kuras bus brangesnis. Ir kita dalis, kitas yra pažadas kelių priežiūros ir plėtros programa. Projekte mes matom mažėjimą ir jūsų tas pristatymas toks neužgarantuotas apie savivaldybių pinigus, visa kita atrodo, kad tas pažadas nėra ištesėtas. Daugiau negu 100 milijonų mažėja. Tai klausimas, kas sąlygojo, kad tų pažadų nėra laikomasi ir kodėl negalima to padaryti, kad būtų tai, kas pažadėta ir įgyvendinta. Dėkui už klausimą. Dėl akcizo, tai yra mūsų programos įgyvendinimas, yra sustabdoma kintamojo akcizo dalis. Tai yra be abejo, kad tai yra dalinis sprendimas, bet šitie sprendimai iš tiesų, kaip matėt prezentacijoje, yra ganėtinai brangus. Tai, kad šitas pristabdymas, kad dyzelinis kuras brangtų ne 10 centų, kaip buvo planuota 18 vyriausybės, bet 3-4 centais, kainuoja biudžetui 61 milijoną. Taip, jūs teisus, turbūt galimybė, kad tie sunkvežimiai, kurie čia pildavosi kurą pravažiuodami, dabar sustos ir įpilsis čia tik dėl to, kad kaina auga ne taip sparčiai, turbūt tokios galimybės nėra, bet tai turbūt subalansuotas sprendimas, žiūrint į vidaus vartojimą, į tai, kad apsaugoti vidaus vartotojus, kadangi dyzelinis kuras tai ne tik tai lengvieji automobiliai, tai yra absoliučiai visas komercinis transportas, prekių išvežiojimas, keleivių vežimas, viskas vyksta naudojant dyzeliną ir toks šiek tiek švelnesnis augimas tikrai manau, kad yra orientuotas į vidaus vartojimą.